Tai va, labas tau, ką žiūrėsi. Pažiūrėsiu bendrą tiesiog rugpjūčio mėnesio bendras energijas, kokios bus energijos, kokie įvykiai nusimato rugpjūčio mėnesį. Tai kokie, galbūt pažiūrėsiu 3 įvykius rugpjūčio mėnesį, kokie įvykiai gali tiesiog žiūrėti bendrai tuos 3 įvykius kaip vieną po kito, arba tiesiog galit žiūrėti kaip bendrą įvykių eigą, tai iki rugpjūčio galo. Tai bus pirmas įvykis. Pažiūrėsim su kiperkortom. Kiperkortos dažniausiai labai taip tokios kalbančios, labai aiškiai, labai aiškiai kalbančios. Tai man kiperkortos patinka tuo, kad nereikia spėlioti. Dažniausiai, kai pasako, tai taip ir pasako ir taip ir pasako. Tai va, tai ir pažiūrėsiu su čigoniškom raganų kortom. Ir šitos irgi jos tokių spėliojimo neduoda, jos irgi labai konkrečiai aiškiai kalba, nors aš nesu labai su jom susidraugavus, bet bus įdomu. Na tai va. Tai reikia atsiversti galinę kortą. Iš karto pirmas variantas, tarsi vėlgi iš praeities pareina kažkoks žmogus, galbūt netgi pareina su meile, su norėjimu būti mylimu, vėlgi. Tai kažkoks stabilus, su kuriuo jūs turėjot santykius, gal apie kažką galvojat šiuo metu. Tai bendros energijos bus tokios, kai jūs pirmas variantas, tai bendros energijos bus tokios, kad jums persvers visi jūsų jausmai, tas tradicinis toksai požiūris, kur jūs tarsi yra, pasidalinsiu truputį geriau kortom, patvarkysiu telefoną, kad matytumėt. Tai bendros energijos bus tokios rugpjūčio, kad jūs tiesiog pervers jūsų jausmus. Jūsų jausmus jūs turėjot kažkokį tai tokį nusistovėjusi, tokį kaip ir tradicinį požiūrį, tai visus tuos tradicinius požiūrius kažkas padarys taip, kad jūs turėsit palikti, ta prasme, tai įvyks ne šiaip, bet tai įvyks kažkokio žmogaus, kuriuo jūs pasitikit arba tiesiog pasitikėsit dėka. Tai jeigu mes kalbėsim būtent apie tą tokį sąmoningumą, ar ne, sąmoningumą, apie jausmus, apie energiją, tai teks jums pakeisti kažkokį tradicinį požiūrį, dėl ko jūs paliksit ir būtent kažkokią galbūt situaciją, gal tiesiog kažkokį požiūrį, gal turėsit diskusiją su kažkuo, kai jūsų visą matymo tokį spektrą apvers visiškai aukštyn kojom ir jūs pamatysit kažką tai visiškai kitaip, kažkokią tai situaciją arba kažkokį savo tokį, kartais mes turim tokį užsispyrusi požiūrį ir tiesiog nekeičiam apie kažką tai ar ne, tai jums teks pakeisti visą tai. Antras variantas gali būti toks, kad jūs stovit ant išsiskyrimo ribos ir būtent jūsų jausmai
eina į visiškai kitą pusę ir ta prasme būtent santykiuose, nes man lygiai taip pat iškrito praeities korta, kur žmogus beldžiasi su jausmais, nori būti pasirinktas, gali tekti rinktis tarp dviejų žmonių, ar ne? Tai vat gali tiesiog pradėti griūti jūsų santuoka ir gali būti taip, kad ta santuoka gali griūti būtent dėl kito žmogaus, kadangi moteris mato kitame žmoguje didesnę vertę negu tame žmoguje, su kuriuo jinai yra šiuo metu santuokoje. Tai jūsų santuoka gali griūti ir gali būti taip, kad tiesiog tas žmogus, su kuriuo jūs esat santuokoje, tiesiog išeina pats iš jūsų gyvenimo, būtent dėl kažkokių tai priežasčių, ar ne? Tai toks būtų toksai materialus įvykis, kuris gali įvykti būtent, tarkim, rugpjūčio mėnesį. Tai va, su šituo žmogum jūs esat sujungta būtent jausmais ir gali tiesiog įvykti griūtis jūsų santykiuose. Tai taip, trečias variantas, pirmam variantui, kaip ir minėjau, jau iš pat pradžių, vos tik tai atsivertusi kortas, gali būti, kad žmogus nori grįžti iš praeities, nori iš jūsų visiškai naujo pasirinkimo, kito pasirinkimo, ta prasme. Tai antras variantas, Keeper kortos. Keeper kortos sako, kad pas jūs ateina žinia iš šeimos, iš tokio žmogaus, kuris turi vertę jūsų akise, kuris yra gerbiamas, kuris yra turintis autoritetą. Na, kadangi pasakiau pirmam variantui daugiau, tai vat atsiversiu dar truputį daugiau pasakyti ir antram variantui, kadangi žinutė čia yra aiški ir tiesi, nors iš ko gausit tą žinutę, tai vat irgi klausimas. Čia gali būti žinutė dar netgi iš autoritetingo žmogaus savo šeimoje, bet gali būti, kad gausit žinutę iš kažkokio žmogaus susijusio su šeima. Žinutė bus susijusi su šeima, bet būtent žinutė, pati žinia gali būti iš kažkokių tai struktūrų. Taip, tai tarkim, nežinau, gal kažkokius dokumentus pridavėt, ar skyrybų, ar namo dokumentus, ar nekilnojamo turto apskritai, ar apskritai dokumentų su kelionė ar kažkuo tai susijus, tai gali buvo ateiti žinia iš struktūrų. Žiūrėkit, antras variantas, tai gali būti toks dalykas, kad jūs kažkas stebi, būtent nori naujos pradžios, tas žmogus yra vienas, čia gali stebėti ir vyrą, moteris, tai jeigu jūs žiūrinčioji galit stebėti kažką tai, lygiai taip pat, kas jūs, su kuo jūs norit naujos pradžios, naujos santykių pradžios, ir jūs
nors ir bandot atsisakyti tos minties, bet vis tiek jinai jūs persekioja. Ir man netgi atėjo 2 stebinčios kortos, kur tas žmogus, jeigu jūs, tarkim, pati stebit kažką tai tas žmogus nežino, o jūs pati nežinot. Irgi lygiai taip pat, tarkim, jeigu, tarkim, jūs stebit, tai tas žmogus nežino, o jeigu jūs stebit, tai jūs nežinot, kas jūs stebi. Tai gali būti daug jaunesnių energijų žmogus už jūs, nes jūs man krentat kaip Queen of Swords, tai būtų oro karalienė arba kardų karalienė. Tai tokia moteris, kaip ir minėjau ankstesniuose variantuose, kuri turi labai aiškią kalbą, yra strategiška, labai aiškiai galvojanti, labai aiškiai išsakanti savo mintis, labai struktūruota, labai tokia apsiskaičius, jeigu neturit išsilavinimo arba netgi kelių išsilavinimų, tai labai daug domitės ir labai esat sukurpus žinių. Tai puikiai iškomunikuojanti savo mintis, puikiai turinti puikią iškalbą. Tai būtų tokia moteris. Oro ženklas, kortos zodiakų nežino, bet oro ženklas, jeigu aš tiksliai prisimenu, tai būtų dvyniai, svarstyklės ir lyg vandenis. Jeigu vandenis nesu tikra. Lyg vandenis. Oras irgi, man atrodo, vandenis yra. Tai jūs kažkas stebi, apie jūs kažkas labai galvoja ir nori naujos pradžios su jumis būtent jausmuose. Ir šitas žmogus tikisi ateityje ateiti pas jūs būtent lygiai taip pat su žinia. Nežinau, galbūt gausit žinutę, galbūt pati rašysit žinutę, jeigu jūs stebit, nes taip irgi gali būti. Nors čia labiau jūs stebi, jeigu žiūri moteris, tai jūs stebi. Tai jūs gausit žinutę visiškai netikėtą. Visiškai nesitikit, kad galit gauti žinutę iš to žmogaus arba galbūt netgi nepažįstat to žmogaus, nes taip irgi kortos rodo, kad ta prasme jūsų to žmogaus nėra, netgi jūsų akiratį gali būti kažkoks kaimynas, tolimas žmogus, kurio jūs net nežinot. Ir tas žmogus tikisi naujų tokių pasikeitimų. Visiškai naujų pasikeitimų, tikisi naujo pokalbio ir yra užstrigęs būtent tuose visose. Ir būtent gali būti netgi taip ateityje, kad tarkim jūs tuose pokalbiuose, kai jisai tarkim ateis, jisai nepradės kalbėti apie savo jausmus iš karto, bet jisai ateis su pokalbiu ir jūs pradėsit kalbėti ir tarsi jisai pradės daryti taip, kad pakvies jūs kažkur tai arba turėsit gerą laiką su tuo žmogum. Jisai tikisi to, tarp kitko, jisai tikisi būtent to gero laiko praleidimo. Jisai tikisi šeimos būtent, bet jisai nuo to tikrai nepradės, čia prasidės nuo tokių paprastų pokalbių ir tie pokalbiai gali tęstis labai ilgai. Tai tiesiog galit turėti tiesiog gerą laiką su tuo žmogum. Tiesa. Gali būti antram variantui, trečias variantas, kad jūs laukitės arba lauksitės ir jūs nežinosit, jums tai bus kaip ir nesitikėsit ir nežinosit ir jums tai tarsi bus toks žinia kaip iš giedro dangaus, kaip mes lietuviai sakom. Tai va.
Tai va toks antras variantas, dalinkitės, rašykit man, kaip jums atsižaidė, man labai įdomu žinoti, kaip kas mane žiūri, kaip jums šitie būrimai tiesiog atsižaidžia arba kaip čia pildos, realybėj nesipildo, kas vyksta. Toliau trečias variantas. Tai čia galit sutikti arba jūsų ateityje, arba jūsų kelioniai galit sutikti žmogų, arba tiesiog sutikti žmogų, kas bus labai nesąžiningas ir įskaudins jūs. Jūs to lygiai taip pat nežinot dar. Tai čia gali būti taip, kad, tarkim, išvyksite kelionę kažkokią ir būsite apkalbėta. Čia būtent susijęs su kelioniai. Kad būtent kelionėje bus kažkoks žmogus, arba moteris, arba vyras, kuris labai skaudžiai jums įgels, kuris įskaudins jūs. Tai tokia žinia, bet kaip ir sakiau, šitos kortos kalba labai... Gali būti ir taip, kad jūs pati įsiskaudinsit, bet bus toksai, nesusipratimas. Ir kažkas tikrai laukia kelionės. Bet būkite atsargus. Tai būtent gali būti vyras, kuris gali būti nesąžiningas, nors jisai ateina su labai stabiliu tokiu stabiliu visiškai tarsi ateina su labai stabiliais ketinimais pas jūs, bet tie stabilūs ketinimai tokie persivers į tokį kaip ir skaudinimą, tokį, nežinau, kaip ir kažkokią tai tokią distanciją arba tokį šaltumą, arba tiesiog įskaudinimą, kažkokius tokius nerimtus pokalbius, kai jūs labai tarsi stebėsit ir žiūrėsit, kas tas žmogus yra ir labai norėsit jį pažinti, tai su juo gali būti, kad jūs turėsit pokalbių labai daug. Tai šitas žmogus gali būti, tarkim, susijęs su jūsų įmonė arba su jūsų darbu. Gali būti, kad netgi būsit šokiruota kažkokių tai blogų žinių. Tai iškrenta man paskutinė korta The Most, tai The Notes Loss. Tai
pelės visą laiką ateina su tokiu praradimu, kur jos viską, tarkim, sūrį suvalgo ar ne žiemą. Tai tai vat kažkokie tai praradimai, gali būti darbo praradimai, gali būti pinigų praradimai, gali tiesiog darbe ateiti žmogus, kur jeigu jūsų darbas nėra arti, tai žmogus gali atnešti blogą žinią, praradimą kažkokį tai. Arba tarkim kelioniai gali vykti kažkas tai, kur jūs kažką prarasit, tai būkit atsargi kelioniai, jeigu keliaujat, kad kažkas neapvogtų, kad turėtumėt tvarkingus dokumentus, kad nebūtų kažkokių tai nesusipratimų. Jeigu esat santykiuose, tai gali tiesiog atnešti šaltumą jums su jūsų žmogumi, su jūsų, ta prasme, tą tokį šaltį kito, būtent jūsų etape. Tai vat ką dar, gal pasimsiu tas tokias paprastas kortas, manęs lengviausia suprast. Ką dar jums reikia žinoti? Pasidėsiu dvi tokias. Ką dar reikia trečiam variantui žinoti? Kas dar ateina? Nu, čia jau iškrito. Ateina meilės žinia. Žmogus ateina su žinute apie jausmus, būtent pas jus. Tai gausit žinutę būtent apie jausmus iš žmogaus, kuris arba yra susituokęs, arba santuokoj, arba tokių labai brandžių energijų. Čia labai akivaizdžiai gali būti taip, kad jisai yra santuokoje, nes jisai yra tarsi įkalintas savo šeimoje ir jisai atneša jums žinią, kad jisai skirsis. Ir tai jums gali tapti jūsų didžiausia dovana. Tai arba dar gali būti taip, kad tas žmogus pradeda skyrybų procesą ir atvyksta pas jūs būtent su dovana. Nu ir kai pradedu kapstyti, tai žodžiu ateina į jūsų gyvenimą pasikeitimai, ką man sako korta, truputėlį teks užtruks laiko. Į jūsų gyvenimą ateina pasikeitimai, nes jūs pati esat tarsi ir norinti eiti į santuoką su kažkokiu žmogum ir šitas žmogus santuokai dėja dar nėra pasiruošęs. Jisai turi labai daug jums, jeigu jūs esat moteris ir žiūrit moteris, vyras turi apsiversti savo ir žiūrėti ant savęs kaip vyras, kad jūs labai turit tada daug pats, ta prasme, norų arba labai daug tikitės iš kito žmogaus. Tai šitas žmogus yra garbingas, nežiūrinti tai, kad jisai akivaizdžiai gali būti santuokoj, arba jisai yra santuokoj, bet jisai yra pabaigęs santykius. Ir jisai yra skyrybų procese, jisai ateina su dovana pasakyti jums
kad jisai tikrai jumis domisi, jisai jūs myli ir jisai nori su jumis bendrų namų. Bet gali būti ir tai. Ir taip, kitas variantas, kad jisai ateina pasakyti jums, kad jisai tikisi labai daug iš būtent šeimos ir nežiūrinti tai, kad jisai yra skyrybų procese, jisai jūs nuvils, nes jisai yra tiek užsiėmęs, kad jisai neturi laiko dabar būtent santuokai. Tai čia vat iš vienos ar kitos pusės yra kažkoks kaip ir toks nusivylimas, būtent dėl per didelių lūkesčių vienas kitam, būtent namų atžvilgiu. Būtent dėl bendrų namų, būtent dėl, tarkim, ir tai yra kažkoks karminis ryšys, kuris jau yra būtent pasėtas iš praeities. Kuris ateina iš praeities. Tai nėra šiaip bet kas. Tai va, tai tokia žinia, tokie 3 variantai, galvoju, kad pasakiau pakankamai. Tuo ir užbaigsiu, jūs dalinkitės, rašykit, man labai įdomu žinoti, kaip jums atsižaidė, labai bus įdomu paskaityti. Tai sėkmės jums visame kame, gražios vasaros, būkit laimingi.